Ketvirtasis policijos komisariatas aptarnauja Naujosios Vilnios seniūnijos teritoriją ir Dvarčionį. Tai yra pietrytinė sostinės pusė ir tai reiškia, kad kiekviena teritorija turi savo ypatumus. Kokiagi yra aptarnavimas teritorijos specifika? Tai yra tranzitinis rajonas, keliai į rytus, į Baltarusijos pusę, daug sunkvežimių, daug migruojančių žmonių, judėjimas didelis. Tai yra susijęs su prekių gabenimu, tame tarpe ir neteisėtų prekių gabenimu, tai yra akcizinis prekės. Tai yra rajonas specifinis to, kad net ir krizės metu statybos čia nesustojo, o tęsiasi. Ir žiūrint dabar į situaciją Pavilny ypač, mes matom, kad laukų jau beveik ir nebeliko, o yra tik naujų statybų pastatai. Matant perspektyvą dėl naujo Antakalnio Rakantiškių mikrorajone, galima prognozuoti, kad nuo sekančių metų galimas didelės statybos ir šitam rajone ir mes turėsim keletą tūkstančių naujų gyventojų. Tai rajonas labai plečiasi. Ir galima dabar pasakyti, kad Naujoji Vilnia yra nebe tas rajonas, kuris buvo prieš 10 metų. Naujų gyventojų yra naujakurių, naujų idėjų, naujų žmonių. Turim savo didelį pliusą tame, kadangi tai yra žmonės turintys dažniausiai savo biznį, tai yra žmonės, kurie nori, kad būtų rajone tvarka, kad čia galima būtų ramiai ir saugiai gyventi, ir jie yra tam suinteresuoti. Todėl matot, visas šitas perspektyvas ir buvo numatyta 14 metams skirti daugiau dėmesio dėl saugios aplinkos kūrimo. Ir akcentai buvo padaryti būtent dėl geresnių santykių su vietinė savivalda, tai yra seniūnų ir seniūnaičiais. Pradėjo nuo to, kad kiekvienas apylinkės inspektorius privalėjo pažinoti seniūnaitį ir tiesiogiai betarpiškai su juo kontaktuoti, kad būtų gyvas bendravimas ir bendradarbiavimas. Taip pat buvo įvertinta situacija rajone, kaip komisariatas galėjo padaryti įtaką tam, kad pagerinti santykius su visuomenė. Tam buvo organizuoti įvairūs renginiai, priemonės, kur dalyvavo policijos pareigūnai kartu su laisvalaikio centru, Naujosios Vilnios poliklinikų, su seniūnija. Kai kuriuose renginiuose dalyvavo ir seniūnaičiai ir norisi labai pagirti Dvarčionio seniūnaitį, kuris iš tikrųjų iš pat pradžios buvo labai suinteresuotas ir aktyvus. Buvo įvairių renginių skirtų nepilnamečių teisės pažeidimų prevencijai, nusikalstamumų prevencijai, paskaitas. Buvo organizuotas renginys Joninėms, kur aktyviai padalyvavom su vietinė bendruomenė. Taip pat vaiko gimimo dieną. Galima būtų minėti ir kitus renginius. Ir labai džiugina bendras projektas su Naujosios Vilnios poliklinika. Sveika šeima, sveikas vaikas, kur prisidėjo ir 4. policijos komisariatas ir tikimės, kad 15 metais mes tęsim tą bendrą darbą. Apibūdinant kriminogeninę situaciją galima drąsiai teigti, kad Naujosios Vilnios teritorija ir Dvarčionis yra pakankamai saugus vietos. Kadangi iš tikrųjų nusikaltimų daroma viešose vietose, skaičius nėra didelis, stengiamės operatyviai reaguoti į įvairias įvykius, ypač gatvėse ir viešose vietose. Džiugina tokie dalykai, kad sugebėjom stipriai pažaboti organizuotas grupės, kurie užsiminėjo 14 metais vagystėmis iš namų ir kotedžų. Tie žmonės yra sulaikyti ir suimti. Iš karto tų įvykių pamažėjo Naujoje Vilniuje. Taip pat galima teigti, kad atsižvelgiant į savo specifiką, apie ką aš jau minėjau, yra aktuali tema dėl akcizinių prekių. Kasmet mes pradedam tam tikras skaičius iki 10 ir net daugiau ikiteisminių tyrimų dėl tų vadinamų pilstuko realizavimo.
išvadas ekspertų sako, kad kiekvienas butelis parduotas šitose vietose, jo sudėtis yra, skysčio sudėtis yra pavojinga sveikatai ir gyvybei. Ir labai gaila, kad žmonės, kurie vartoja, galbūt ir tą žinot, vis tiek naudojasi tokia pigiai paslauga, stipriai rizikuojant. Dėl kontrabandinių cigarečių taip, yra taip vadinami taškai, turim Naujosios Vilnios teritoriją ir prieigas, žinom visus prekiaujančius tose vietose ir pagal savo galimybę stengiamės kontroliuoti tą situaciją. Apibendrinant noriu pasakyti, kad mes tikimės globalaus bendradarbiavimo su Naujosios Vilnios ir Dvarčionių bendruomenė ir šiais metais. Stengsimės padaryti maksimaliai viskas, kas nuo mūsų priklauso, kad situacija ir liktų stabili aptarnavimo rajone. Noriu palinkėti visiems gerų, sėkmingų 15 metų ir kad mums visiems būtų malonu čia ir gyventi, ir dirbti. Kalbant apie kriminogeninę situaciją mūsų komisariato prižiūrimą teritorijoje, norėčiau pasakyti, kad didžiausią dalį nusikalstamų veikų sudaro vagystės, smurtas artimoje aplinkoje, turto sugadinimas, nežymų sveikatos sutrikdymas, plėšimo atvejai, chuliganizmo atvejai, pradedami ikiteisminiai tyrimai, mirties priežasčiai nustatyti, tikrinam pranešimus apie dingusius asmenis. Kalbant apie nusikalstamumo tendenciją, tai galim pasidžiaugti ir pakalbėti apie tai, kad tikrai nusikalstamų veikų skaičius sumažėjo. Kalbant apie išaiškinamumo rodiklius, tai mums pavyko pagerinti visose pozicijose išaiškinamumo rodiklius, tiek plėšimo ištyrimo rodikliai, sukčiavimo, vagystės iš gyvenamųjų vietų. Tai tikrai skiriam labai daug dėmesio ir mūsų skyriaus darbas buvo akcentuotas būtent šiom nusikalstamom veikom. 2014 metais mes suaktyvinom savo žvalgybinę veiklą, siekiant nustatyti narkotinių medžiagų platintojus. Buvo atliekami tyrimai, buvo analizuojama informacija, buvo atlikta tikrai daug kruopštaus ir nuoseklaus darbo. Mūsų darbuotojai tikrai profesionaliai vykdydami savo pareigas, bendradarbiaudami su vyriausio policijos komisariato specializuotų padalinių, pavyko nustatyti, užfiksuoti ir surinkti pakankamai duomenų apie asmenį, kurį mūsų prižiūrimoje teritorijoje asmenims platino narkotinės medžiagas. Šiuo metu yra atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl tokios nusikalstamos veiklos. Tas asmuo yra suimtas, jam buvo taikyta pati griežčiausia kardomoji priemonė suėmimas, atliekamas ikiteisminis tyrimas ir medžiaga ruošiama perduoti į teismą. Už narkotinių medžiagų platinimą baudžiamajame kodekse yra numatyta atsakomybė iki 8 metų, kai kuriais atvejais gali būti ir didesnė atsakomybė. O šios rūšies nusikalstamos veikos yra priskirtos prie sunkių nusikaltimų. Nemažai pradėjome ikiteisminių tyrimų dėl nusikalstamų veikų įvykdytų elektroninėje erdvėje. Dažniausiai tai įvykdomi sukčiavimai. Sukčiavimo atveju vykdomų elektroninėje erdvėje yra įvairių. Vieną iš jų norėčiau paminėti, kada gyventojai, piliečiai elektroniniu paštu užsisako prekę, perveda pinigus į nurodytą sąskaitą, neįsitikina pardavėjo patikimumu ir tokiu būdu pervedė sąskaitą, negauna norėtos prekės. Būna ir kuriozinių atvejų, kuomet žmogus pervedė pinigus už reikiamą prekę, atėjo netoli mūsų komisariato esantį pašto skyrių, atsiėmė supakuotą daiktą, o viduje rado supakuotą medienos gabalą. Kartais mūsų komisariate yra gaunami pranešimai apie dingusius asmenis. Gavus tokius pranešimus mes nedelsint imamės visų veiksmų, siekiant nustatyti tokių asmenų buvimo vietą. Tai tikrai daug dėmesio reikalinga veikla, kadangi mes suprantam ir žinom, ant kiek yra sunku artimiesiems gavus tokią informaciją. Bet norint tinkamai vykdyti
dingusių asmenų paiešką, mums reikalinga kuo daugiau surinkti duomenų ir informacijos apie dingusį žmogų. Pirmiausia, tai mums reikia nustatyti jo paskutinę buvimo vietą, kokiom aplinkybėm jisai dingo, mums svarbu žinot, kaip jisai atrodė, mums svarbu žinot, su kokiomis transporto priemonės jisai naudojo, turėjo mobilų telefoną ar ne. Pirmiausia, tokiose situacijose tai tikrinamos pirmos dvi versijos, tai pirma būtų tokia, ar dingęs žmogus nėra nusikaltimo auka, antra versija tikrinama, ar jis kažką nieko blogo nepadarė savo, ir trečia žinoma, ar jisai dėl vienų ar kitų priežasčių nutraukė ryšį su savo artimaisiais. Vilniaus miesto 4 policijos komisariate daugiau nei pusė registruotų nusikalstamų veikų sudaro vagystės. Dar 2013 metais didelį nerimą kėlė vagystės įsibraunant į gyvenamąsias patalpas. Tačiau tikrai didelio darbo ir kruopštaus darbo dėka, taikant tyrimo metodus, sekant, stebint aplinką, buvo pasiekti tikrai geri rezultatai. 2013 metų pabaigoje buvo sulaikytos kelios pačios pagrindinės grupuotės vykdžiusios tokius nusikaltimus. Todėl 2014 metais tokių nusikalstamų veikų ženkliai sumažėjo. Šio pobūdžio nusikaltimai tikrai yra sunkiai ir sudėtingai išaiškinami. Be abejo, ir toliau rūpinsimės žmonių saugumu. Žinant mūsų aptarnaujamos teritorijos specifiką, aplinkiniuose rajonuose, kur anksčiau buvo tušti laukai, augant namų, kotedžų, daugiabučių statyboms, padaugėjo vagysčių iš statomų objektų. Grobiamos statybinės medžiagos, statybinė įranga, darbo įrankiai. Grobiami daiktai, kurie būna dažniausiai palikti be priežiūros arba sudėti nerūpestingai ar sudėti vietose, kur nėra tinkamai vietos apsaugotos. Atkreipčiau dėmesį, kad 2014 metais labai padaugėjo vagysčių Pavilnyje. Vėlgi pastebima, kad visgi vagystės daromos iš neužrakintų patalpų. O jeigu patalpos ir užrakintos, tai tikrai lengvai pažeidžiamais užraktais. Nors nėra dažnas reiškinys, tačiau reikėtų paminėti vagystės iš automobilių. Visgi ilgapirščius privilioja automobiliuose palikti daiktai. Tai rankinės, telefonai, piniginės, kompiuteriai. 2014 metais Naujojoje Vilniuje buvo registruota 15 plėšimo atvejų. 2013 metais 26 plėšimo atvejai. Praktiškai visos tokios nusikalstamos veikos padaromos tamsiu paros metu, neapšviestose gatvėse ir neapšviestuose kiemuose. Dažniausiai tokių nusikaltimų aukomis tampa neblaivus asmenys. Ir asmenys, kurie akivaizdžiai demonstruoja, pavyzdžiui, rankose telefonus, piniginės, pinigus ar kitas vertybės. Ir būtent tokie asmenys tampa lengvu laimikiu nusikaltėliams. Anūkėlį, einu pensijos. Gal palydėt? Nereikia, netoli. Labą dieną, pensijos einu. Sveikutės mergaitės, pensijos einu. Nebūtina visiems pranešti, kad einate paimti pensijos. Į ką norėčiau atkreipti dėmesį, jeigu visgi jau atsitiko nelaimė ir žmogus buvo apiplėštas, visgi reikėtų kuo skubiau pranešti apie tai policijai. Kodėl?
Todėl, kad būtent tik greitai pranešus policijai yra galimybė karštais pėdsakais sulaikyti įtariamuosius, surasti ir gražinti pagrobtus daiktus. Norėtųsi pasidžiaugti, kad paskutiniu metu visuomenė tampa vis labiau pilietiškesnė ir vis labiau supratingesnė. Negalėčiau nepaminėti vieno pavyzdžio apie tikrai gerus kaimynus, apie gerus tarpusavio santykius. Vieną ankstyvą rytą kaimynas prie gretimo namo pastebėjo svetimą, nepažįstamą įtartiną asmenį. Kai pastarasis išdaužęs lango stiklą įsibrovė į kaimynų namą, nedvėjodamas išsikvietė pagalbą, iškvietė kitus kaimynus ir aišku pranešė policijai. Kol atvyko policija, kartu su kaimynais saugojo įvykio vietą ir buvo pasirengę netgi sulaikyti vagį, jeigu pastarasis bandys bėgti ar slėptis. Atvykę policijos pareigūnai sulaikė įtariamąjį, kriminalinė policija uždarė į areštinę ir per 24 valandas kaltinamasis stojo prieš teismą. O ką tu čia dabar veiki svetima bute? O tu kas toks? O aš? Kaimynas. Mes iš saugios kaiminystės iniciatyva. Saugokime savo turtą bendromis jėgomis. Pabaigai norėčiau palinkėti. Būkime budrus, būkime tolerantiški vieni kitiems, būkime paslaugus vieni kitiems ir prisiminkime, kad didžiausias priešnuodis nusikaltimams yra policijos ir visuomenės bendradarbiavimas. Viešosios policijos padalinys, galima sakyti, yra padalinys atliekantis funkcijos 3 kryptimis. Pirmiausia, įvardinčiau pareigūnus atliekančius operatyvaus valdymo funkcijas. Jų darbo specifika yra ta, kad jie dirba ir reaguoja į pirminę gautą informaciją apie įvykius, dirba su pristatytais į komisariatą įtariamaisiais asmenimis. Antra, pareigūnai dirbantys tiesiogiai su gyventojais. Tai pareigūnai, kaip visiems žinoma, apylinkės inspektoriai. Jie dirba teritorinių principų pagal paskirtas apylinkės. Apylinkės inspektoriai atlieka bendrą ir individualią prevenciją, nagrinėja gyventojų pareiškimus, dalyvauja įvairiose policijos priemonėse, tyria administracinius teisės pažeidimus, vykdo asmenų paiešką. Ir trečia, viešosios policijos pareigūnės dirbančios su nepilnamečiais iki 18 metų. Jų darbas siejamas su vaikais, kurie linkę daryti teisės pažeidimus. Vykdydami policijos priemonės bendradarbiaujame su įvairiomis institucijomis, dirbame su kolegomis. 2014 metais, kaip ir visose šalies ir apskričių policijos komisariatuose, buvo įsteigtas naujas bendruomenės pareigūnų etatas. Bendruomenės pareigūnės pareigas mūsų komisariate pradėjo eiti vyresnioji specialistė Rita Gruštienė. 2015 metais stengsimės, kad policija pelnytų dar didesnį mūsų bendruomenės pasitikėjimą. Tikimės ir gyventojų palaikymų, kad gyventojai nepamirš būti pilietiškais, bendradarbiaus su policija ir neliks abejingi daromiems teisės pažeidimams. Visa teritorija padalinta yra į 9 apylinkės. Teritorijos yra skirtingos, tačiau problemos yra panašios. Apylinkės inspektoriai gauna iš visų teritorijų pareiškimus dėl smurto artimoje aplinkoje požymių galimų, dėl triukšmo, dėl nelaikomų šunų, neteisingai parkuojamų transporto priemonių. Pranešimą registruoja policijos registruojamų įvykių registrė ir atlieka patikrinimą. Jeigu įrodymų pakankamai, surašo pažeidėjo administracinės teisės protokolą ir perduoda bylą nagrinėti pagal kompetenciją policijai arba teismui. Prevencinės priemonės sudaromas yra pagal prevencinių priemonių sudarimo planus. Plane numato pajėgas, užduotis ir įvykdymo terminus.
Mūsų teritorijoje yra naujos Vilniaus turgavietė. Yra tikrinami prekeiviai, leidimai prekiauti. Iš esmės didelių pažeidimų nebūna. Tačiau turgavietėje yra tokių asmenų, kurie eina parduoti kontrabandinių cigarečių. Mums šitie asmenys yra žinomi, visi yra fotografuojami, jie nuolat yra išaiškinami ir jiems taikomas yra baudos. Patikrinta labai daug yra prekybos paslaugas teikiančias ir kitas paslaugas teikiančias įmonės. Tačiau iš tikrųjų pažeidimų nėra nustatyta. Ir tai rodo, kad žmonės atsakingai žiūri ir savo veiklą. Todėl skatinu nenuleisti rankų ir toliau vykdyti teisėtai savo veiklą. Tai yra naktinės parduotuvės, kurias pardavinėja alkoholinius gėrimus po 22 valandos. Jiems suteikta teisė yra gėrimus parduoti, tik vartoti vietoje. Mes vėlgi kartu su narkotikų alkoholio kontrolės ir departamentu šiais metais organizavom ne vieną priemonę. Taip pat į priemonę buvo įtraukti ir visuomenės sveikatos centro darbuotojai ir nustatyta yra aibė pažeidimų. Iš principo visi pažeidėjai buvo nubausti. Vykdant kovą su akcizais apmokestinamus prekius neteisėto gabenimo laikymo realizavimu, apylinkės inspektoriai pradėjo 7 ikiteisminius tyrimus ir perdavė kriminalinį policiją tirti. Dėl alkoholinių gėrimų surašė 11 administracinio teisės pažeidimo protokolų ir 21 administracinio teisės pažeidimo protokolą dėl tabako gaminių nepažymėtų Lietuvos Respublikos pavyzdžio banderolių realizavimo laikymo. Siekime išaiškinti asmenis, kurie neteisėtai gabena tabako gaminius nepažymėtų Lietuvos Respublikos banderolėmis. Taip pat negeneruotą etilo alkoholio skiedinį realizuoja laiką arba gabena. Atsirado poreikis organizuoti priemonę dėl asmenų, pėsčiųjų, kaip jie laikosi eismo taisyklių. Priemonių metu nesistengiam nubausti daug pažeidėjų. Stengiamės išaiškinti jiem, kad jie turi būti matomi tamsuje. Kad žmogus gali sustoti padaręs vieną žingsnį automobiliu, reikia pravažiuoti kelis metrus. Kad tamsiuoju paros metu einant keliu ar gatve išvengtume nelaimių, nepakanka turėti atšvaitą. Reikia teisingai jį užsidėti ir dėvėti. Svarbu, kad atšvaitai būtų matomoje vietoje. Atšvaitą juostelę reikia dėvėti dešinėje pusėje automobilio žibintų aukštyje. Pritvirtinkite atšvaitą ir ant kojos žemiau kelio, taip, kad jis būtų matomas. Pakabinamą atšvaitą pritvirtinkite prie rankinės, kuprinės ar išorinių drabužių, taip, kad jis būtų apšviečiamas iš visų pusių. Ar tu saugus kelyje? Mieste, pavyzdžiui, einant per pėsčiųjų perėją, atšvaitas turi būti atsuktas į tą pusę, iš kurios artėja automobiliai. Psichologų duomenimis vieno žmogaus žūtis tiesiogiai paliečia 10-12 žmonių gyvenimus. Netiesiogiai dar daugiau. Ar tamsoje tu ir tavo artimieji į kelią išeina su atšvaitais? Ar tu saugus kelyje? Vilniaus miesto 4 policijos komisariato viešosios policijos skyriaus dalis pareigūnų vykdo operatyvaus valdymo padalinio funkcijas. Šie pareigūnai priima gyventojų skundus, pareiškimus, pasiūlymus, todėl galima sakyti, kad pirmiausia su jais yra susitinkama atvykus į policijos komisariatą. Į jų darbui skirtas patalpas yra pristatomi asmenys už nusikalstamas veikas, taip pat už administracinius teisės pažeidimus. Čia jie yra fotografuojami, daktiloskopuojami, tai yra imami jų pirštų pėdsakų antspaudai, taip pat nustatomas girtumas. Šie pareigūnai taip pat atlieka ir konvojavimo funkciją. Tai yra teisės aktų nustatyta tvarka palydė asmenys iš areštinės ar Lukiškių tardymo izoliatoriaus kalėjimo į komisariatą atlikti baudžiamojo proceso nustatytiems veiksmams. Galima sakyti, kad šių pareigūnų dėka vyksta nepertraukiamas policijos komisariato darbas. Bendrojo pagalbos centro telefonu 112 gauti pranešimai apie įvykius priskirtus policijos kompetencijai iš Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato operatyvaus valdymo skyriaus registre yra perduodami pagal teritorinį priklausymą. Visi perduoti įvykiai yra peržiūrimi, tikslinami, pradedami ikiteisminiai tyrimai, formuojamos administracinės bylos. Taip pat pareigūnų dalis atlieka ir operatyvinės grupės funkcijas, todėl vyksta į įvykių vietas, atlieka jų apžiūras, apklausia nukentėjusiuosius asmenis. Įvykių būna įvairių, tačiau ne visi įvykiai yra priskiriami policijos kompetencijai. Tokių įvykių tikslinimas užima nemažai laiko, tačiau neduoda realiai apčiuopiamų rezultatų besikreipiančiam asmeniui.
Paraginčiau gyventojus išnaudoti visas Lietuvos teisinės sistemos galimybės ir savo turtinius ar neturtinius sutartinius santykius spręsti teismuose, naudotis antstolių pagalba, konstatuojant faktinės aplinkybės. Žinant, kad jūsų kaimynai yra išvykę, tačiau aplink jų namus slampinėja pašaliniai asmenys, nedelsdami apie tai praneškite, todėl kad tokia informacija padeda atskleisti nusikalstamas veikas įvykdžiusius asmenys. Jei manote, kad jūs ar kitas asmuo galite nukentėti, nedvejokite, skambinkite. Tačiau norėčiau priminti, kad kartais šią paslaugą yra piktnaudžiaujama ir nesant realios grėsmės gyvybei ar sveikatai, skambinama į policiją siekiant tik pagąsdinti kitą asmenį. Jeigu paaiškėja, kad pranešimas yra melagingas, į jį buvo pasiųstos pajėgos, o pranešimas nepasitvirtino, toks pranešęs asmuo tampa pažeidėju. Jo atžvilgiu galima tiek baudžiamoji, tiek administracinė atsakomybė. Norėčiau palinkėti visiems tolerancijos ir gerų kitų metų. Naujosios Vilnios seniūnija glaudžiai bendradarbiauja su policija, įsijungia į saugios aplinkos kūrimą. Taip pat yra labai svarbi funkcija visų valstybės, savivaldybės institucijų. Taip pat ir mūsų Naujosios Vilnios seniūnijos. Seniūnijos viena iš funkcijų yra teritorijos tvarkymas. Tai vėlgi prisideda prie saugios aplinkos kūrimo. Šiais metais mes pašalinom sąvartynus, iškirtom medžius, laisvinom erdves, kūrėm erdvų ir patogų Karklėnų parką, Linksmojoje gatvėje parke. Taip pat prie Karklėnų gatvės. To mes sumažiname asocialių žmonių susibūrimo vietas. Naujosios Vilnios seniūnijoje yra 10 seniūnaitijų, suskirstyta teritorija 10 seniūnaitijų, kuriuose seniūnaičiai padeda seniūnui ir organizuoja taip pat, praneša apie gyventojų problemas, skundus, prašymus. Visą tai praneša mums, policijai, ir tai kūrė palaipsniui saugią aplinką. Kiekvieną kartą, kada mes kreipiamės į policiją, mes turėjom pagalbą. Kada yra tokia didelė šventė, mes visada kreipiamės į mūsų policiją, kad padėtų čia daryti kažkokią tvarką. Visada policija mums padeda. Mūsų bendradarbiavimas su policija yra toks, aš galiu pasakyti, pavyzdingas, jeigu policija kreipiamės pas mus, kad kažkas paskelbti, kad reikia kažkas paskelbti, tai mes aišku skelbiam ir gerai, gražiai bendradarbiaujam. Prie mūsų parapijos yra daug tokių gerų bendruomenių. Mes susitinkame su šeimomis, susitinkame su jaunimas. Prie mūsų parapijos veikia anoniminių alkoholikų klubas. Daug žmonių ateina į mūsų parapiją, daug žmonių dalyvauja mišiose, dalyvauja renginiuose, kurie mes darom. Noriu žmonėms pasakyti tokią žodį, kuri yra iš Evangelijos. Viską, ką norite, kad žmonės jums darytų, darykite jiems. Ir pagal tų žodžių mes bandom gyventi ir aš linkiu, kad visi žmonės pagal tų žodžių taisytų savo gyvenimą. Aš ne tik dėl to, kad aš čia esu klebonas, bet noriu taip pasakyti, kad mūsų parapijoje yra geri žmonės. Žmonės, kurie kreipia dėmesį vienas kitam. Žmonės, kurie gali padėti vienas kitam ir padeda vienas kitam. Kai kreipiuosi į Naujos Vilniaus Švento Kazimiero parapijos gyventojus, taip aš visada pirmiausiai prisimenu, kad aš ir pats esu Naujosios Vilniaus gyventojas ir jau 5 metai. Turiu gražią progą pasakyti ir priminti kai kuriuos dalykus. Iš gražių dalykų paminėčiau tą tokį kuklų, sakyčiau, kad vis tiek priminimą, pavyzdžiui, saugiai elgtis kelyje,
ypatingai pėstiesiems, nešioti atšvaistus. Vaikams mes tą primename, kai ruošiam pirmą išpažinčių ir komunijai. Džiugina taip pat ir kiti dalykai, atrodytų kartais tokie smulkus, bet labai tokie mėly. Pavyzdžiui, tokios gerumo akcijos, kada žmogus tokia šilumą parodos, kai renkam tokias materialias ir dovanėles, ilgai negendančius produktus tokioms nepasiturinčioms šeimoms. Bendradarbiaujam vėlgi su mokyklom, mokyklos irgi tą skleidžia kitiems, sakykime, mes labiau vieni kitus pažįstame. Labai džiaugiuosi su gražiu bendradarbiavimu su Naujosios Vilniaus policijos komisariatu. Labai džiaugiuosi, kad nebuvo didelių tokių dalykų, dėl kurių turėčiau šauktis į policiją pagalbos. Esu girdėjęs iš žmonių, kad, sakykime, iš tikrųjų, tas pasitikėjimas policijos darbo tikrai didėja. Ir didėja kodėl? Todėl, kad operatyvumo, sakykime, greitą atvyko, kad mandagiai kalbėjo, kad suprato, kad tikrai pagelbė, kad įspėjo, sakykime, panašiai. Tai tik tai galiu džiaugtis tuo ir sakykime, tikiuosi, kad tas bendradarbiavimas ir kitais metais, ir ne tik dar kitaisiais metais, bet ir, sakykime, įsivažiavęs bus įtęsiamas ir toliau. Mėly Naujosios Vilniaus gyventojai, mėly mano parapijiečiai, mėly policijos komisariato darbuotojai, tikrai būkite visada laimingi, būkite visada sveiki, būkite tokie pakantus vieni kitiems, sakykime, kartais atsiranda nedidelių tokių smulkių dalykų, tikrai nekreipkime juos daugiau gal dėmesio, bet iš tikrųjų tokios šilumos, gerumo, nė vienam nepritrūksta ir naujaisiais metais.